Kaip tik šiandien skaičiau tą klausimą. Ar gipsas padeda išvengti trūkių sienoje? Ar jeigu jau siena trūksta, tai ir gipsas tuo pačiu trūksta? Tai jeigu gerai padaryta konstrukcija, aš kalbu čia daugiau gal apie pertvaras. Jeigu pertvaras gerai padarytos, jeigu išlaikyti visi reikalavimai, ten, tarkim, vertikalus profilis nesiremia į perdangą, jeigu plokštės pakeltos nuo grindų, jeigu parinktas pagal aukštį teisingas profilis, tai be abejo, ten neturėtų būti problemų. Ir jeigu prie durų, ypač prie durų būna įtrūkiai, jeigu išlaikomasi taisyklių, kaip jas sumontuoti, ten, kad ten 15 cm užleist, kad nebūtų plokštas brūna nesutaptų su kampu, tai manau, kad tikrai galima išvengti tų įtrūkių. Bet dažnai būna, kad padaroma klaidai, varžtai per retai susukami arba... O kiek tie varžtai turi būti susukami? Varžtai, jeigu išoriniam sluoksniui, jeigu būna, pavyzdžiui, vienas sluoksnis, tai reiktų kas 200 mm minimum. Jeigu ten 2 sluoksniai, tai pirmam sluoksniui užtenka ir 750 mm, o antram sluoksniui irgi kas 200 jau nerečiau reikėtų. Tai tas, kaip sako, antras sluoksnį kaip sukat, tą pirmą sluoksnį irgi tie patys varžtai prispaudžia. Tai kas dar labai turi didelės įtakos įtrūkių atsiradimui, tai pačio montavimo metu esanti tiek patalpos, tiek pačių plokščių drėgmė. Ir kiek mes gaunam vasarą ir žiemą kažkaip nebūna tų tokių skambučių, kad ten po montavimo sutrūkinėjo kažkaip gipsas. O dažniausiai būna pavasarį ir rudenį, tuo metu, kada santykinė drėgmė lauke, tuo pačiu ir patalpoje būna didelė arba į objektą atvežamas įšalusios plokštės kažkur iš sandėlio nešildomo ir iš karto pradeda montuoti. Tas gipsas, aišku, savyje turi drėgmės ir keičiantis ant šiluminiam patalpos savybėm, kondensuojasi, kaip sako, atsiranda drėgmė pačioje plokščioje, ir jas tas drėgnas plokštės sumontuoja, neišlaukia, turi praeiti plokštę, tai vadinama tą kondicionavimo laikotarpį, kada jinai susivienodina su aplinka. Ir montavimo metu plokštės dažnai turi būti, geriausia būtų, kad būtų montuojamas artimoje eksploatacinės temperatūros, tos temperatūroje. Nes būna, kad drėgnas tas plokštės sumontuoja, po to užglaisto, pradeda šildyti, plokštės pradeda džiūtis, aišku, jos pradeda trauktis ir įtrūkių atsiranda ne tik siūlėse, bet ir pačiose plokštėse esu matęs. Netgi pačią plokštės per vidurį plokštės sudrasko. Man pernai buvo vienas atvejis, kad atsivežė į objektą gipsą ir jį nepaguldė, o jie pastatė. Ir paliko, nežinau, ten keli mėnesiam. Atvažiuoja po kelių mėnesių, jis visas visiškai suraitytas yra. Taip, tai čia... Taisyklėse, kaip paskaitai sandėliavimo, tikrai yra parašyta, kad privalai laikyti ten tiesiai. Plokštės sandėliuojamas tik horizontaliai, nešamas pakreipus vertikaliai. Bet jeigu sandėliuojamas tik horizontaliai, nes ypač jeigu plokštės esančios drėgnoje patalpoje ir paguldytos ne ant horizontalaus paviršiaus, gali būti ir nelygaus, jos su laiku įgaus tą pačią formą, kokios formos yra grindys. Jeigu ten bus, tarkim, kažkoks akmenukas, kalniukas, tai plokštės taip ir... Nes ne veltui, jeigu norima išlenkti plokštę kažkokiu radiusu, ypač mažu, tai plokštės yra drėkinamos. Tai ta širdis sudrėksta, jinai pasidaro paslanki ir galima išgauti ten įvairias formas iš gipso. Jei sudžiūvus, ta forma taip išlieka. Tai dažniausiai sandėliuojant net lygaus paviršiaus, jeigu plokštės ilgiau paliksit, jos išdžius, jos tokios formos ir liks.